Sveiki visi, taigi prasideda naujas vasaros sezonas, kaip sakant, pavasaris, saulutė išlinda šilta ir pas daugelį yra turbūt tokių baldų. Ir tokie baldai, kadangi yra iš plastmasės, jie dažniausiai per visą sezoną nuo saulės išdega ir lieka negražus. Ir jau atrodo norėtum juos išmesti, bet aš jums parodysiu paprastą lifehacką tokį, kaip šituos baldus galima atsinaujinti. Ir jie tarnaus dar vėl sezoną ir dar kitą sezoną ir dar kitą sezoną. Tai va, yra tokia lidlempė, tai tiesiog ją užsidegam ir su ją pereinam plastmasės paviršių. Nu va, užsidegiau lidlempę ir dabar bandom. Kaip matot, labai puikiai tas paviršius naujinasi. Tai va, su dujų balionėliu, su lidlempė, tiesiog praėjus paviršių, taip galima atsirestauruoti tokius plastmasinius baldus, kėdes ir visą kitą, kas padaryti iš tokios plastmasės. Ir taip galima keliam metam dar pratęsti jų bent jau estetinę išvaizdą. Nu va, vienu žodžiu aš prabėgsiu, o po to parodysiu sekantį rezultatą. Na va, turim rezultatą. Tai va, stalviršį nudeginau. Aišku, nėra visai idealiai, reikėtų gal dar daugiau biškį padeginti tam tikras vietas. Aišku, šitas stalas jau pakankamai pas man senas, jau gal jam kokie 5 metai. Tai jau irgi ne visiškai tas nudeginimas 100% padeda, bet kaip matot, gerokai tikrai atsinaujino. Lyginant, va, pavyzdžiui, su kėdė. Specialiai kėdės dar neliečiau. Tai va, matot, čia čiūčiut pakaitinau, o čia nieko nedaryta. Tai skirtumas gerokai akivaizdus. Todėl, jeigu kas turi tokius baldus, tai tikrai neskubėkite išmesti, o pabandykit su lidlempe pradeginti paviršių. Ir, kaip sakant, vėl metam prasitęsit jų tarnavimo laiką. Taip pat dar yra geras lifehackas ant šitų kėdžių, tai šitų skelių nebūdavo. Ir visada ant tokių kėdžių, jeigu pastebėjot, kas turit, kaupėsi iš tai vietai vanduo. Ir ateini, pavyzdžiui, iš ryto rasa ar po lietaus pastoviai čia kaupėsi dulkės, šiukšlės ir vanduo. Tai aš tiesiog su rankiai šituo akumuliatoriniu grįžtuvu prasigrįžiau po toje vietoje kelias skyles. Ir dabar jeigu lyja ar kokia rasa, vanduo nuteka ir viskas per ten išteka. Ir tų šiukšlių kažkiek kaupėsi, bet labai kaupėsi minimaliai. Ir neužsistovi vanduo, todėl greitai žūna, nereikia atėjus tų kėdžių lankstyti ir išpilinėti vandenį. Tai vat, toks irgi patarimas, ką galit gudro su šitom kėdėm pasidaryti iš karto jas nusipirkę. Taigi, kam patiko, spaudžiam laiką ir laukiam sekančių video. Iki!